Vyrai, matot, kaip atrodo mūsų būdų dugnelis, dugnelio galas. Ką? Niekas čia. Matot, vyrai, per 30 cemų nuo dugno pabaigos yra belenkokio dydžio pūslė. Praktiškai visose būdose jos yra, tik čia yra super jau. Matot, 31 cemas. Spaudi, viskas juda belenkaip. Visas balkis su visų dugnu galinių, visas galas eina pūslė didžiausia, va, kaip matot. Pilvas, belenkokio dydžio. Čia daryta būda jau. Kažkieno tai gadės ir mano, nežinau. Metalas, netgi metalinė plokštė visą, jeigu sunkiai aišku matosi, bet visą netgi perlinkus. Kitas būdos šonas, jeigu matot, čia va, laminatas visas išplyšęs. Čia viskas irgi eina kaput. Va, vyrai. Va, viskas išplyšę konkrečiai. Taip atrodo. Taip atrodo. Čia visa šita iki va šito dydžio. Belenkokio dydžio pūslė. Šitas šonas darytas metalas dėtas. Metalas, va taip atrodo visas perlinkęs. Pavažiuosim toj, vyrai, prie balkio. Visose būdose, kiek tvarkau, tas visas balkiai atrodo va taip arba dar baisiau. Kaip matot, būda dar nekelta, nedarytas nieko, dar nesukinėta. Taip atrodo šita superinė būdelė. Tai yra viena iš tų, kurias mes pastaruoju metu darom. Interviu davė Karsan Murziai, Edgaras ir Tadas. Linkėjimai firmai. Čius.